Taigi, pradedam vakarą. Ir pas mus svečiuose, tai kaip ir sakiau, kad iš tiesų būna gyvenimai, kurie būna lygiai tiek pat įdomus, o kitą kartą netgi ir įdomesni už trilerius ar kažkokius tai romanus. Taigi svečiuose Rytis Sabas, Milda Sabienė, žmonės, kurių gyvenimai tikrai įdomus. Įdomus? Įdomus, aš manau. Nes kada parašiau, jūs neužginčinot, kad tikrai įdomus jūsų gyvenimai, vadinasi, taip ir yra. Taip. Taigi, galbūt pradėsiu šitą, nes mes dabar šiek tiek aš pakalbėsiu, o paskui darysim pertrauką ir tada jūs galėsit pakalbėti. Taigi, dabar noriu tiesiog užduoti vieną klausimą, kuris, sakyčiau, toksai būtų, tarsi mes susitiktum kalno viršūnėje, aikštelėje apžvalgos ir tiesiog man ir norisi sužinoti, jūsų gyvenimo ne tai, kad tikslas, nes tikslas tai yra tarsi, kad tu jau pasiekiai. Bet tarkim, nes Milda vienam iš jūsų, žodžiu, tenais buvo apie tikslus, apie gyvenimo, žodžiu, misijas, viskas. Ar jūs jaučiat, kad jūs esate toje tėkmėje, kad jūs jau esate tame tiksle? Aš tai manau, kad kiekvienas mes esam tame tiksle, tik tai nelabai suvokiam. Prasme, čia vienareikšmiškai ir, žinai, kaip yra, labai daug kas iš mūsų ieško, aš taip pasakysiu lietuviškai, šiknoj smegenų. Taip. Ir galvoja, kad čia kažkoks turi būti nušvitimas, būtinai turiu kažkokią tai saviugdą, kažkokį saviugdos centrą pastatyti, tada visus išgydyti turiu, dar kažkokius reikalus, tai mano manimu viskas yra iš tiesų daug paprasčiau. Jau vien tik tai, kad mes atėjom į šitą pasaulį, pasirinkom kūną vyro ar moters, mes jau turim labai aišku tikslą įprasminti kažkas vyriškumą, kažkas moteriškumą. Net tai yra vienas iš tikslų. O toliau einam, dėl ko aš pasirinkau ateiti į šitą giminę. Tai irgi yra vienas iš tikslų suprasti, dėl ko aš atėjau į šitą giminę. Ne, kas toje giminėje yra tokio, kad mano siela pasirinko būtent tokius protėvius. Mes kiekvienas pasirinkom Lietuvos žemę, tai irgi yra vienas iš tikslų nešti tą žinią, kultūrinę žinią, tautos žinią, nesvarbu, kur mes gyvensim. Tai tų tikslų pas mus kiekvieno yra ir jūs, jeigu čia susirinkot knygnešį, aš manau, kad jūs visi esat apie lietuvybę kažkuria tai prasme ir mes visi esam plius minus tiekmėje, kažkas jau tokioje aiškesnėje, kažkas dar nesusigaudo ir galvoja, kad man čia reikia, nežinau, į Kilimandžarą gal užlipti ir ten ateis nušvitimas, tai nušvitimas ateina paprastuose dalykuose. Tiesiog taip. Ryti. Viską pasakė jau. O apie savo tikslus, apie kažkokius ieškojimus, nes, Apie ieškojimus tai galim šnekėti iki ryto, bet čia, žinai, jie gali būti vienaip ar kitaip susijęs su tais tikslais, bet iš esmės Milda pasakė visus tos tikslus, kurių aš pats manau, kad aš jų ir siekiu, plus gal pridėčiau dar būti iš savo pusės gal tokį norą turėti tarnystę žmonėm, pasitarnaut, kad jie žinotų kuo daugiau, kad jie suvoktų patys save, jie suvoktų mūsų šaknies svarbiausia. Ir mano būtent tas tikslas yra, kad jie suvoktų savo istoriją ir įvertintų tą istoriją, nes be tų šaknų nebūna medžio lajas. Lietuviškas vėlgi tas pats nacionalinis medis yra ąžuolas, kurio laja atkartoja visiškai šaknis, nupjausi šaknį, nukris šaka. Tai mes turim žinoti visą tą dalyką, mes turim žinoti savo istoriją. Ir nesakau, kad reikėtų ją kartoti ar dar kažką tik tai, bet tikrai žinoti ir daryti išvadas ir žiūrėti į ateitį, kaip galim geriau. Tai mano vienas tikslų yra būtent pasitarnauti žmonėm, kad jie žinotų tą savo istoriją. Nes dabar kaip tik ir einam, nes tu labai arti su tavo knygomis ir pirma ir antra dalis ir anglų kalboje, tai kad iš tiesų anglų kalboje, jeigu įsivesite į Google, rasite tikrai nemažai straipsnių ir dabar netgi Essexo, žodžiu, vienam iš spaudinių irgi buvo, taigi gali tikrai drąsiai parvežti lauktuvių namuose savo kaimynams, draugams, kurie kalba angliškai, skaito angliškai, nebūtinai, o savo galit lietuviškai. Taigi, būtent Gaono kodo visas tas
pati genezė, pats tas kaip su tikslais, kaip čia su ta lietuvybė, su ta istorija, kaip visą tai susirišo. Ok, kalbėsiu greitai, nes noriu labai daug pasakyti. Tai labai norėjau parašyti knygą apie Lietuvą, kad visam pasauliui, kad būtų labai faina skaityti, visi žinotų, kokia faina mūsų valstybė yra, kokie faini žmonės ten gyvena. Ir tada atėjo toks suvokimas, kad niekam neįdomus tie lietuviai yra. Nes per maži, Vytautas didysis, Algirdas, dar kažką, kam įdomu, niekam neįdomu. Bet jeigu mes paimsim žydus, tie žydai iš Lietuvos yra pasklydę po visą pasaulį. Ir ta tema yra, kaip Vidas, aš labai džiaugiuosi, kad iš čia yra iš tikrųjų, jeigu ką čia sėdi mano mokytojas, kuriam aš esu dėkingas už savo, kaip čia, rašytojo savybės, įkvėpimus ir redagavimo pamokas. Tai labai dėkoju. Taigi grįžtant prie to dalyko, kalbam apie žydus ir tai yra nepralošiama tema. Ir puoliau rinkti informaciją, tada nuėjau į Gaono muziejų, ten tuometinis buvo direktorius Markas Zingeris, amžinatilsį, ir jis paklausęs mane, sako, tu esi žydas, sakau, ne žydas, tai sako, nerašyk knygos. Okay, sakau, parašysiu. Tada susitikau su kitais žydais, davė man informacijos, davė 600 puslapio knygą rusų kalba apie Vilnių, kurį aš lygiai taip pat norėjau parodyti visam pasauliu, koks fainas miestas yra. Pradėjau skaityti ir aš supratau, kad aš nė velnio nežinau apie tos žydus. Aš gyvenau žydų name ir aš nežinojau, kad aš jame gyvenu. Aš sužinojau krūvas istorijų ir tada supratau, kad aš turiu jas papasakoti pirmiausia mums patiem, Lietuvai, prieš pradėdamas pasakoti pasaulį. Ir taip atsirado Gaono kodas. Jis buvo pradėtas rašyti prieš kokius dabar jau žvelgiant atgal prieš kokius 7 metus, bet atėjo metas tada, kai aš supratau, kad reikia išleisti, nes 20 metai buvo paskelbti žydų ir Gaono metai, tai sakau, sutapimas, aišku, marketinginis dalykas, visi išlošė. Paskambinau leidyklai, sakau, noriu parašyti knygą, išleisti pas jūs, sako, atsiųsk rankraštį, sakau, neturiu. Sako, tai gerai, atsiųsk porą skyrių, sakau, neturiu, sako, kad turi, sakau, porą puslapių. Gerai, sako, atsiųsk porą puslapių. Atsiunčiau porą puslapių, už valandą skambutis. Tai gerai, pasirašom kontraktą. Ir viską taip ir prasėjo. Ir iš karto jau po savaitės realiai teko kartoti tiražą. Po to dar vieną, dabar yra parduota apie 18 000 tos knygos, kas Lietuvos mastu yra pakankamai daug. Žydai pradėjo kviestis mane į savo susirinkimus visokius, klaus patarimo, kosmosas kažkoks prasidėjo. Tai va, ir tada įvyko toks įdomus dalykas. Leidykla iš karto paprašė manęs rašyti tęsinį Gaono kodo, kaip trilerio. Ir tada aš atvykau čia į Londoną, pas Liną. Su Milda mes atvykom. Taip sutapo, buvo pristatymas ir aš labai ieškojau už ko užsikabinti, kad galėčiau rašyti tęsinį, kuris yra Drakono uodega. Ir puoliau ieškoti, kas galėtų būti įdomu tiem patiem lietuviam. Paslaptis, aišku, kažkokie lobiai ir dar kažką. Lobiai, Napoleono lobis. Kažkur Lietuvoje turėtų būti Napoleono lobis. Pradėjau ieškoti informacijos apie Napoleono lobį, kuris galėtų būti, susitikau su krūva specialistų. Tada perskaičiau Sero Walterio Scotto 5 tomų knygą apie Napoleoną visą gyvenimą. Tada perskaičiau kitą knygą, kuri vadinasi 1812, ten tragiškas Napoleono žygis į Maskvą. Ir ten skaitydamas pradėjau rasti lietuviškų pėdsakų daug. Ir supratau, kad galėčiau parašyti knygą ne tik sudėjęs kažkokią tai įdomybę apie lobius ir panašius dalykus, bet ir drauge pabrėždamas tą lietuvių didikų įtaką išlaikant lietuvybę. Nes, mes galim šnekėti, kad valstiečiai išlaikė ten dainas ir taip toliau, bet realiai lietuvių valstybė ir taip toliau išlaikė didikai, ne valstiečiai. Tai sutikim su to. Nesvarbu, kokią kalbą jie šnekėjo. Lenkiškai, prancūziškai, rusiškai, gudiškai ir lietuviškai. Tai ir tada atkreipiau dėmesį į to autoriaus vardą ir pavardę. Ir ten buvo parašyta Adam Zamoyski. Google Adam Zamoyski. O, kunigaikštis. O, tiesioginis Gediminaičių palikonis. O, dar ir tiesioginis Lenkų magnatų garsiųjų palikonis. Kur gyvena? Londonas. Kitą dieną po susitikimo čia knygnešį, aš su juo susitikau pietų Kensingtone, mes gėrėm kavą. Ir jis papasakojo krūvą dalykų, tokių visiškai atveriančių akių. Tada atsirado Robertas Frostas, Aberdyno universiteto profesorius, kuris parašė bene geriausią Lietuvos ir Lenkijos istoriją.
kurią aš tikrai norėčiau, kad būtų išleista kaip Lietuvos istorijos vadovėlis, nes buvo parašyta grinai iš vakarietiškos pusės, ne iš lietuviškos, ne iš rusiškos, bet iš vakarietiškos. Nu ir va, taip atsirado tas drakono odega, Napoleono pėdsakas, bet reikėjo kažkokios tai sąsajos. Ir aš noriu papasakoti čia apie didžiausią mistiką, iš tikrųjų, kuri įvyko. 19 metų pabaiga, kaip sakiau, pradėjo mane kviesti visokius ten žydų susirinkimus, laidas ir taip toliau. Ir sulaukiu kvietimo iš Nomedos Marčėnaitės į laidą Kultūringai su Nomeda, kurios tema žydų švietimas. Aš, žydų švietimas. Nu ką, nueinu ir aš ten matau, Miša Jakobas, gerbiamas pedagogas, sėdė ir kitas žmogus sėdė ten, kuris man sakė, tu nerašyk tos knygos apie žydus, nes tu ne žydas. Markas Zingeris. Pašnekėjom, aš kažką irgi pašnekėjau, kad ten, turim atkreipti dėmesį, kaip ten žydai ugdė savo vaikus, bet nesu ekspertas, bet turime tą, žodžiu, daug pašnekėjau. Ir po visko valomės grimą ir Markas Zingeris taip atsisuka, sako, Ryti, sako, žinot ką? Sakau, ką, Markai, sako, ko gero, Gaono kodas egzistuoja. Akis tokios, aišku. Markai, apie ką jūs? Nu va, sako, žiūrėkit, ateinantis metai 20 žydų, Gaono metai, čia ypatinga programa, čia renginiai visokie, pandemijos dar karantino nebuvo dar. Ir sako, sako, Skvernelis pasirašė programą, nežiūrėjęs, kas tai programai, sako, turi į Lietuvą atvežti paveikslą Marko Šagalo, Baltasis nukryžiuotojas, jisai kabo Čikagoj. Mėgstamiausias popiežiaus dabartinio paveikslas. Čia surašiu. Jo, ir sakau, tai gerai. Skvernelis nežino, sako, kad vien draudimas 1,5 milijono eurų kainuoja. Pažvengiam, sakau, bet viskas okei, sakau, prie ko čia tas paveikslas. Sako, jūs atsidarykit ir pasižiūrėkit. Atsidariau aš tą paveikslą, aš jums dabar parodysiu, taip, kad vaizdžiau būtų. Labai čia greičiau negu... Jo, garsus paveikslas, jisai yra žydas ant kryžiaus, realiai. Ir sakau, viskas okei, sako, atkreipkite dėmesį į viršutinį dešinį kampą. Pasižiūriu, sakau, ką? Sakau, dega sinagoga. Viršuje trispalvė. Tai gerai, sako, deginam mes tas sinagogas Lietuvoje, pripažinkim. Tai jo, sako, atkreipkite dėmesį tą piktadarį, kuris bėga į sinagogą. Sako, gerai, atkreipiam dėmesį. Sako, kokios spalvos raištis pas jį ant rankos? Sakau, baltos. Pasakykit, Ryti, man, kada atsirado Lietuvoje baltaraišiai? Sakau, 1941 metų, birželį, galbūt ten gegužę, ateinant naciams. Tai vas, iš kur Markas Šagalas galėjo apie jo žinoti, jeigu paveikslas nutapytas 1937? Sako, va čia jum idėja. Ir va, ta idėja parėjo, toliau, tada su Milda keliavom į Izraelį. Marko Šagalo pėdsakais, ieškodami visokių paslapčių, atradom krūvas įdomių dalykų. Ir aš padariau dar daugiau atradimų pačioje Lietuvoje. Susipažinau su nuostabia giminė, kuri dabar gyvena Lenkijoje, Kosakovskių giminė. Tie Kosakovskiai yra Lietuvos didikai, apie kurios praktiškai niekas nežino, bet jiem priklausė pusė Vilniaus ir be jų dabartinė katedra nestovėtų, nes jie viską finansavo realiai. Jie mokėjo atlyginimą Laurynui Stokai Gucevičiui. Ir vienas iš Kosakovskių buvo asmeninis Napoleono adjutantas. Ir 3 dienas jis valdė visą Maskvą, iki kol buvo sudeginta Napoleono metu. Ir oficialiai Napoleonas jam yra spaudęs ranką, padėkojęs, parašęs raštą, padėkojo už ištikimą tarnybą ir panašiai. Ir va ta istorija užsikabino, vystėsi. Ir tada šalia atsirado dar viena istorija, už kurios gavau velnių biškį nuo Mildos. Ir turėjau prisižadėti rašyti dar vieną knygą. Ko gero, daugelis jūsų žino tą labai gražią dainą Kunigunda, Baumilas. Kai Baumila ją įrašė, aš iškart jam paskambinau, sakau, tu žinai, apie ką tu parašy knygą? Dainą, jo, knygą, atsiprašau, jo, dainą. Sako, apie Napoleono meilužę. Sakau, ne, aš jam papasakoju istoriją. Aš jums trumpai irgi tą pačią istoriją galiu papasakot. Knygoje šiek tiek daugiau yra, bet Milda sako, kad gerokai per mažai. Tikrai aš jums papasakau. Gerai, pasakau, dabar aš papasakau. Jo, tai žodžiu, Kunigunda yra visiškai realus asmuo, vienas iš tų didikų. Jinai yra kunigaikščio Romualdo Giedraičio duktė, gimusi Baptinė prie Kauno. Ir jin ypatinga yra tuo, kad
per savo gyvenimą spėjo pabūti 2 imperatorienių freiliną, pirmąją freiliną. Tai yra Aleksandro I žmonos Rusijos ir Napoleono žmonos Žozefinos. Ir jin buvo ta freilina, kuri, tarkim, laikė mirštančios Žozefinos ranką. Įtarpas. Knyga apie Žozefiną yra knygyne. Jeigu norėsit apie ją sužinoti daugiau. Bet ten Kunigundas nebus. Bet apie Žozefiną bus. Tai va, ir ta Kunigunda ypatinga tuo, kad, mirė Žozefina, jin tada vėl grįžo į Rusiją, kažkiek tai laiko, į imperatoriaus dvarą, ne į patį Rusiją, nes liko Prancūzijai. Nes Aleksandras I tuo metu jau buvo Prancūzijai, užėmęs ten viską. Ir paskui jin pasileido po pasaulį. Jin ištekėjo už savo tėvo adjutanto, bet, kaip supratau, ten su vyru, jai buvo įdomesnių dalykų. Ir gimė duktė, bet jai teko palaidoti savo dukrą. Dukra yra palaidota per Lašezo kapinėse Paryžiuje. Yra netgi nuotraukos Kunigundas gedinčios savo dukrą. Bet esmė ta, kad jin užsiėmė labai įdomią misiją. Jin pasakojo Prancūzijos visuomeniai ir užsienio diplomatams, kurie tuo metu buvo Prancūzijoje, kuo lietuviai ir lenkai skiriasi nuo maskolių. Ir jin parašė ištisą knygą, jin yra išleista, aš ją bandau versti dabar iš prancūzų kalbos ir lietuvių, bet dirbtinis intelektas labai smagiai padeda. Tai va, ir jinai už tą knygą aiškindama, ne už tą knygą, tiesiog aiškindama šitą dalyką, jin rinko pinigus 1831 metų sukilėliams Lietuvos. Tai visi žino Pliaterytės ir taip toliau, bet niekas nežino, kad Kunigunda realiai rinko pinigus sukilėliams Lietuvos. Tai va, tokių istorijų ten yra daugiau. Ir visose knygose pas mane yra maždaug 80% visiškai tikrų faktų. Ir netgi tie žmonės, kurie ten išgalvotais veidais, jie turi savo vardais, jie turi savo atitikmenis, realius žmonės gyvenime. Charakteriai nėra išgalvoti. Tai čia kaip tik ir buvo antras toksai klausimas, bet aš kaip ir norėjau jums abiems, nes tu kaip ir atsakei, dabar Mildai bus, nes tas, kad kadangi tiek vienas, tiek kitas jūs ruošiatės, jūs daug studijuojat, renkat, įvairius duomenis ir tiesiog tas wow momentas, kada tu įsivaizduoji, tu turi galvoje, kad čia viskas turėtų būti taip ir taip. Ir tiesiog ieškai medžiagos tai pagrįsti ir staiga atrandi, kad tai yra visai ne taip arba kažkiek ne taip, galbūt tai daug daugiau negu kad tu įsivaizdavai. Ir tai pakreipia visą veiksmą, visą tokį, Rytis jau papasako, Milda, jūs irgi nemažai studijuojat, kažką tai ruošiate savo paskaitom ir irgi, ar buvo tokių momentų, kur buvo tas wow, ar buvo žmonės kažkokia tai, ar tiesiog kažkoks dokumentas, kažkokia knyga, kuri staiga galbūt pasuko jūsų mąstymą, ar jūsų pačius, kažkas tai tokio, kas sukrėtė jūsų požiūrį. Jeigu nebuvo. Žinai, kaip aš tikiu, kad pas kiekvieną būna tokių momentų, kai mes savo užpakaliu pradedam raižyti žemę, nukrentam į savo duobę ir tada pradedam kilti. Tai man tai buvo momentas, kai ėjom skyrybų link ir aš pradėjau kniestis ir ieškoti informacijos, dėl ko čia, kas čia, kaip čia, kas čia viskas vyksta. Per tai aš ten atradau savo daug dalykų ir irgi atėjau iki tos pačios 7 visatos dėsnių pagal hermetikus. Tai yra tų momentų pas kiekvieną. Žinai, tik tai aš gal nesu tas žmogus, kuris ten, wow, čia kažkas nutiko. Man kažkaip taip, nutiko, priėmu, man taip, okei. Kiti žmonės tai labai marketingiškai taip, wow, daro, aš taip, man taip nelabai gaunasi. Tai Rytis, kai labai čia inspiruojančiai kalbėjo apie Kunigundą, aš taip jo paklausius, aš taip, moteriškai. Paėmiau aš tą knygą skaitau, laukiu aš apie tos Kunigundą. Čia perskaičiau. Ramiai paskui nepirksim. Aš galvoju, ne, tai mane išdūrė. Ta prasme, aš laukiau normaliai kokių 3 skyrių apie Kunigundą. Moteriškai. Moteriškai, ne? Bet ten 1,5 puslapio. Kokia 1,5? Ten 6 puslapiai. Tai čia jam atrodo 6 puslapiai, realiai 1,5 puslapio.
Bet aš atėjau labai pikta ir pasakiau, girdės, jau normaliai gali parašyti knygą. Dausme, yra moteris, tu dabar taip kaip papasakoji daugiau negu knygoje yra parašyta. Dausme, aš laukiau, iš to, kad tu papasakoji, aš laukiau daugiau ten informacijos. Ir nu, kaip čia taip galima? Tai va, tai aš tikiu, vis laukiu, kada bus ta kunigunda. Bus, nes šiaip aš ką norėjau dar irgi šiandien paminėti, kad kai Milda rašė 7 visatos dėsnius, man teko su jais susipažinti iš tikrųjų. Nes skaičiau, kažkiek padėjau su redagavimu ir realiai aš manau, kad tie dėsniai vėliau taip paveikia visą tą gyvenimą mano, kad realiai dėl to ir atsirado ir kitos knygos ir atsirado planai, atsirado visai kitoks požiūris į gyvenimą. Tai... Nes čia buvo trečias mano klausimas, toksai, kad ar buvo, nes vis tiek, kada mes, tai, ką mes valgom, mus formuoja daugiau mažiau ir tai, ką mes skaitom, irgi formuoja daugiau ir mažiau. Ir vėlgi, mes galim, kaip ir bet kuris kitas, galim atmesti tas idėjas, galim į jas pasinerti ir galim susilaikyti. Ir galbūt po kažkiek laiko jos staiga išnyra ir tu galvoji, tai va, apie ką čia buvo. Nu taip irgi ateina labai dažnai tas žinių tampa žinojimas, kai mes taip klausai, kai sako, papasako kažkam, tada pats pagaliau suprasi, ne? Tai kokį 10 kartą pasakojant ir taip, tai va čia kaip viskas vyksta, toks ateina jau žinių į tą žinojimą, supratau, tik reikėjo 10 kartų papasakot, ar ne? Kažkam Tai irgi aš, žinai, taip rašant, aš galvoju, tas persipinimas labai stipriai eina, nes aš kaip prieš tai, iki to laiko aš visą laiką buvau versle, aš dirbau, vadovavau, kūriau, stačiau, ten prekybos centrai, brandai, taip toliau ir panašiai, iki šito supurtimo, tada pradėjau ieškoti, tada man toks, žinai, atrodo kažkam čia, tu parašyk knygą. Ir aš tai niekad neturėjau minties tos parašyti knygos, atvirai pasakius. ir tada buvo mintis tokia, kad aš su viena draugė, kuri labiau knygas rašė ir turėjo savo idėjų, aš tada galvoju, mes ten daug apie svajojimą ir tikslus irgi darydom. Aš taip ėjau vieną kartą, taip pasakiau, žinai ką, aš supratau, jau atėjo toks jausmas, kad aš pasiruošus parašyti knygą. Aš turėjau visai kitą knygą minti, visai kitą. Tada sėdžiu ir buvo praėjusios kokios 3 savaitės po mano tokio pasakymo, ar ne? Tada aš pasiruošus parašyti knygą. Tada aš sėdžiu vakare namuose, įkrenta man laiškas. Labą dieną, su pasiūlymu mums iš leidyklos parašyti knygą. Ir aš taip žiūriu, galvoju, čia skemas ar čia kas yra. Pasiklausė kažkas savo mintį. Sakau, Rytė, pažiūrėk, čia, ką man su to daryti? Ir ateina obuolys, sako, norime jums paprašyti parašyti knygą apie 7 visatos dėsnius. Tavo prašau, žmonės, taip įdomiai čia viskas pildosi. O čia dar įsiterpsiu, čia dar prieš Facebookus, prieš visą, nes paskui buvo banga visų tų, kurie rašo Facebook ir tada jau eina į knygas. Bet jūsų 7 visatos dėsniai, kai aš atsimenu, kai mes ją turėjom knygyne, tai buvo dar prieš. Taip, buvo prieš. Ir, Rytis sakė, ta tarnystė, ar ne, kažkam, ir aš taip galvoju, pas mane labai daug dalykų gaunasi, kad tokių, kur kažkaip tai tarnystė jam, tokie, atrodo, ar ne, aš pradėjau eiti savo keliu ir labai dažnai, kai moteris pradeda eiti savo keliu, vyrai ką sako, sekta. Čia sekta, čia, galvoju, gerai, žmogus bijo, čia galim skirtis, nesiskirti, čia vėlgi yra 100 reikalų. Ir sekta, ir ten 5 metai kokie tokie padidintos tokios jautrumo zonoje, ar ne? Galvoju, koks skirtumas, sekta, nesekta, čia jo reikalas, mano reikalas daryti. Ir jisai redagavo knygą ir tada vėlgi per tos knygos redagavimą susipažino su mano filosofija, nes vyrams yra labai baisu, kad moteris išprotės. Yra, čia irgi, nes moteris mėgsta išprotėti kartais. Ir tada jisai, toks, atrodo, nurimo ir pradėjo savo tokį labiau, ar ne, tokį dvasingumo kelią, nes jis kaip žurnalistas, jisai dar tikrina viską, ar aš nenusišneku. Taip.
Jo, čia žinokit, iššūkiai yra. Jo, kai pradėjai šnekėti apie epigenetiką, sakau, ką tu nesąmonė šneki, kaip čia galim genus pakeisti, paskui pradėjau domėtis, Tai man su savo idėjom, kurios ateina, aš viską nors pasakau ir tai galvoju, žinokit, gyvensiu žurnalisto einant. Kai ateini su prajautimu, bandai papasakoti, o kur faktai? O kur tas anas, aš taip kaip vieną galvoju, pats ir ieškok faktų. Aš tau ateinu, pasakau, o tu jau eik ir kniskis ir ieškok. Ir ieškodavo? Jo, ir ieškodavo. Per tai, man buvo ramu, kad jeigu 7 visatos dėsniai, tai kaip aš jaučiau, jisai dar patikrino per faktus. Tai vadinasi, jeigu jisai patikrino per faktus, tai, ne mano tokia jau feilinė kūryba kažkokia, ar ne, kur sulieta su mūsų gyvenimu. Ir tada aš jau taip ramiau ir tvirčiau išėjau. Ir tada jam gavosi toksai, ratas į tą dvasingumą, tada šitos visos knygos apie žydus irgi kaip atsirado. Galiu papasakoti? Jo. Jis ieškojo savyje žydo. Žinot, yra tie testai mūsų etniškumą nustatyti. Man tai visą laiką ateina tokia informacija ir kažkaip vartau, ten buvo National Geographic, pradėjo tą pačią pradžią, kur iš seilių, tau atėjo, ir galvoju, gerai, labai gera dovana gimtadienio proga. O jis savyje ieškojo žydo, nes savas, čia kažkoks šabas, ar ne, čia dar kažkoks reikalas. Galvoju, gerai, padovanoju, aš ten šitą visą pasidaro. Lietuvis, Pabaltijo regionas. Galvoju, gerai, lietuvis. Ir paskui ten vėlgi, ten tokie visokie labai įdomus nutikimai, kur, jeigu jūs tikit, mes tai kadangi tikim, kad gyveno sielos čia ne vieną gyvenimą, ten buvo reinkarnacijos ir taip toliau, jisai pamatė savo ten vieną iš praeitų gyvenimų, kad buvo, taip sakant, vokiečių kareivis, kuris Vilniui. Karininkas, kuris siuntė žydus į konclagerį ir tas noras būti žydu, ar ne, tas tarsi pasitarnauti, pasakoti istoriją, tokia kaip duoklė ar irgi tarnystė, ar ne, pasąmoningai einanti, atiduoti iš praeito gyvenimo pridirbtų reikalų, ištaisyti ir padaryti kitaip, ne, kur vienam gyvenime siunti myriop, o kitam gyvenime, skelbi taiką. Ir, tai buvo čia šitas momentas ir paskui ten irgi per žydiją, kur važiuojam. Visi mūsų tokie reikalai vis būna tokie pasipynę, kad aš kažkur nainu ir toks atrodo, kad jam informacija, kad jisai užsikabintų, kad kažką tai darytų. Tai aš taip irgi, kokį čia, ką žinau, su tarnystė, ar aš tai sureikšminu, tiesiog taip gaunasi, ar net, nes aš ten kažką tai darau ir skleidžiasi. Tai tai paskui, žinokit, buvo antras toks biškį ir papasakos nepyko. Žinot, atnaujina tos duomenys apie šitus etniškumą. Atnaujina duomenys. Ir? Jam 4% Lenko. Ir aš sakau, tai blemą, tikėjau už lietuvę. Bet išdūriai. Tai čia antras, jam toksai ieškojo žydo, atrado savyje Lenką, priimti Lenką savyje, ar ne, nes vėlgi tas mūsų tautos, labai pas kiekvieną, tie etniškumai yra įdomus dalykas, priimti Lenką, pamilti Lenką, susitaikyti su savyje Lenką. Turėsim pokalbį grįžę. Mes vis pratraukiam per dantį vienas kitą. Dukros irgi pas mus, kadangi humoro jausmas stipresnis toks, tai irgi pratraukia. Tai jūs irgi lenkis, o jos sako, tai mes žinom, kad mes turim lenkiško kraujo. Tai Kunigunda dabar tame tarpe irgi. Įsipaišo labai puikiai. Taip, nes lenkiškai šnekė. Nes toliau, tas irgi pasižiūrėjus į tai, ką jūs darot, irgi matosi tas toksai tarsi vienas kito įtakojimas, tarkim per podcastus, seminarų kažkokius tai apie stiprybę moters, santykių, tiesiog vėlgi santykiai su tėčiu, visi šitie dalykai. Kaip jie atėjo į jūsų gyvenimą, ar jie darė įtaką jūsų sprendimams, pirmiausia, jūs pati praėjot ir paskui, dalinot, ar tai buvo tiesiog tai, kad kažkas tai vyksta ir, čia kažkokios naujos žinios, jos veikia ir tada,
iš to 10 pakartojimo staiga, vat, kaip vat, visas gimė vat, ta visa serija mokymo. Šiaip tai aš viską, ką darau, aš turiu pirmiausia pati patirti. Ir to pačiu Rytis kartu su jumis turi patirti irgi. Jo. Gal kitaip, bet jo, nu... Jo. Neišvengiamai. Turi patirti irgi. Tai viskas ir tuo pačiu mokymų reikalai yra prajausta ir patirta, nes aš nemoku kalbėti, jeigu aš nepatiriu. Aš tiesiog tada žinai kaip yra. Žinios perskaitau ir jeigu tai nėra patirta ar išjausta, aš jas pamirštu. Ir iki kažkokio tai kito laiko. Ir vat, irgi dėka to mūsų skyrybinio laikotarpio, kai aš ėjau giliai į save ir pati ieškojau mokytojų ir organizavau mokymus, kai dar tais laikais tai nelabai apie saviugdą iš viso ten kažko tai buvo. Man buvo vienas iš tų metodų irgi konsteliacijos, kur man kaip logikai, kur nebegali protų valdyti tos situacijos ir tu tiesiog turi pamatyti ir priimti, ar ne? Va, ten atsiranda pasąmoniniai dalykai ir tas erdvės nuskaitimas, ta va, visa morfogenetinis laukas, kvantinė fizika susijungia. Tai toks buvo įdomus reikalas, bet man tai buvo labai veiksmingas, nes kitais atvejais aš tokia esu gudri ir labai moku apeiti, jeigu pamatau, kad silpnesnis žmogus, daug aš ten padarau technikų, kad aš neprisileidžiu iki giliai. Tai buvo ir dabar yra vienas iš tų metodų, kur nesumeluosiu savo. Tai va, tai Rytis irgi tą metodą žiūrėjo kreivai. Sekta. Sekta. Dabar, kaip pats yra patyręs, puikiai supranta, kaip tai veikia. Ir taip, ir santykio su tėčiu, irgi ten, mano santykio su tėčiu, kurį aš perkelinėjau pasąmoningais į Rytį, tai irgi, kuris vedė prie skyrybų ir, ta prasme, kai aš tai suvokiau ir atrišau ir pradirbau savyje tuos reikalus, tada vėlgi pasikeitė kryptis, ar ne? Tai tie santykiai yra šaknys, yra be galo svarbus. Jo, ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai, man irgi turėjau santykį tam tikrą su savo tėčiu, kurio nebėra jau šitam pasauliu, bet santykis kažkoks tiek buvo. Ir santykiai su mama, su kuria aš ištisai kapodavausi, buvo 5 minutės ir mes išsidraskom ir išsiskirstom, taip buvo, tiesiog nesutardavau. Ir tie dalykai, apie ką Milda šnekėjo, smarkiai pakeitė mano požiūrį į mamą ir dabar tie santykiai visiškai kitokie. Nebegaunu pretenzijų, aš jai nebeturiu pretenzijų. Viskas gerai, jos sveikata pagerėjo dėl to. Kosmosas kažkoks vyksta. Tai va, sekta. Sektantas, naujas. Nes viena irgi iš temų tokių būtent apie manipulaciją. Nes buvo laikas, kada kaip daryti įtaką kitiems, kaip perskaityti kitą žmogų, kaip buvo labai stipriai ant bangos. Dabar jau šiek tiek eina atvirkščiai, dabar eina apie narcizus, gyventi su narcizu, ką reiškia ir iš tiesų mes visi turim ir vieno ir kito savyje, tiesiog kurį vilką maitinė. Tai tarkim, ir jūs daug kalbate taipogi apie stiprią moterį. Nes dažnai tas labai kažkaip tai susiveda mąstymuose, kad stipri moteris, atėjo, kaip pasakiau, taip ir bus, laikau, nešu visus kampus ir, taip sakant, dar užsivertus ant, kaip ta irgi legenda, kai apsupo pilį ir pasakė, kad moteris galite išeiti, bet išsineškite tai, kad turit brangiausio. Ir moteriškės išsivilko savo vyrus ant pečių. Tai, kažkaip tai pas mus sąmonėje tas išsivilkimo viso gyvenimo ant pečių ir dar būti gražiai ir protingai ir visas šitas dalykas tarsi padaro, kad stipri moteris toks yra įvaizdas. Ir dabar aš suvedu vėlgi, kadangi jūs kalbate apie tai savo seminaruose ir jūs sakėt, kad jūs per tai perėjote, kaip kaip jūs atėjote į šitą tašką? Į kurį? Į temas apie manipulacijas ir apie stiprias moteris. Nestiprias, aš apie išmintingas ir galingas moteris, taip, nes tos, kur būna stiprios, tai būna protingos durnės. Tai čia
tokia irgi buvau, kur tempiau vyrą ant pečių. Tik jis to nežinojo. Čia aš tempiau. Tai va, tai, protingų durnių etapas irgi, man atrodo, mes kiekvieną jį praeinam, kas užstringa ten pabūna, nes yra tokių, kur pasakai, moteris yra protinga ir jeigu didų namuose protingi, yra karas, tai tada tos protingos pradeda traukti kartu, aš protinga, sakau, o toliau neišklauso, ne? Tai yra kitas dalykas, išmintinga moteris, yra visai kitas reikalas, ar ne, nes, suprantat, dėl ko išminčiai buvo vadinami išminčiais. Dėl kad jie suprato, kada patylėt. Ta prasme, jie nepraleisdavo progos patylėt. Taip? Protingos tikrai praleidžia progas patylėt. Tikrai, 100%. Ir tada ten karas, maras, laužai dega labai aistringai. Teisi ir laimingai, ne? Jo. Tai va, tai mano tikslas iš tiesų nes aš pati esu tokios veiklios energijos. Ir aš irgi, kai ėjau savo to moteriškumo keliu, dariau daug eksperimentų, ten tik su sijonais vaikščiot, tas anas, galvoju, ten tos vedų prisiklausęs. Mangi reikia viską patyrinėti, patirti, aš ten dariau savo bandymus. Ir supratau, kad, come on, mes esam lietuvės. Jeigu būtume indės, būtume gimę veduose, ten kažkurios tais laikais, tas mums būtų viskas okei, ne? Lietuvių žemė yra labai galinga, moteris yra išmintingos, jos yra raganos iš prigimties, raganos tai yra reginčios, jos yra gyvatės iš prigimties, tai dar vienas komplimentas, tai yra gyvastį nešančios, taip, nes gyvatė, gyvybė, gyvastis, per jūs tik ateina čia kito gyvybė. Tai gyvatiškos raganos, viskas gerai ir toliau, vėlgi, ar būtina ten būtų užstrigus magiškai žodžiais kalbėti, švelniai, toks, kur cukrus cukruotas ir jau pačiai nuo savęs bloga, ne? Tada išoriai gali maivytis, o tada ateini namo ir išvemi viską ant vyro ir vaikų, nes tu žinai, kad šitas nepabėgs. O jeigu bandys pabėgs, tada užsiesk, klausyk dabar, išteis prisinešim kupros. Tai mes tą darom, tik tai nelabai mėgstam pripažinti. Tai va, tai man buvo, kadangi aš buvau versle ir versly ir, ta prasme, esu tokia, kokia esu. Ir supratau, kad labai daug moterų turi tokių reikalų, tai arba tu save kaip ugnį, save gesini ir ten tokia biški prikvakusi vaidini, kad esi baisiai moteriška. Baisiai. Tada ir yra, baisiai moteriška, ten tokia biliais gyvė. Arba tu iš tiesų leidi savo tai gyvai ugniai, ar ne? Ir tada esi tokia, kokia esi. Kažkas gali būti muziška, kažkas gali būti atieniška. Ta prasme, ir manęs kai klausia, kodėl moteris tokius, ko jūs pasižiūrėkit, sakau, jūs matėt, bet dievų panteone bent vieną nemoterišką deivę. Aš nemačiau nei Graikijoje, nei romėnų mitologijai, nei lietuvių mitologijai, aš tokių nemačiau. Ta prasme, bet yra jos visos labai moteriškos. Bet jos yra labai skirtingos. Kažkokia yra Austėja, kažkuri yra Žemyna, kažkuri yra Milda, kažkuri yra Gaja, kažkuri yra, Žemyna, ar ne? Žvėrūna, ta prasme, yra tiek ir jos yra tokios skirtingos ir tame yra labai didelis moteriškas grožis. Tai va, tai kol mes esam protingos durnės, mums labai svarbu manipuliuoti ir padaryti, kad viskas būtų pagal mane, bet tada eina iš baimės, ne? Va tokia iš baimės. Kad sukontroliuoti, kad dabar viską jisai padarytų taip kaip aš, nes ten yra daug tokių dalykų. Tai irgi yra labai sveika suprasti, kad mes visi manipuliuojam. Prasme, kad bet kokia komunikacija yra manipuliacija. Dabar aš kalbu, aš manipuliuoju, ne? Ir kažkas pasims tas manipuliacijas, kažkas nepasims ir viskas su to yra gerai. Tai kai mes suprantam, kad bet kokia komunikacija yra manipuliacija, tik tai klausimas yra, ar aš noriu tik tai naudos savo, ne? Tai tada tas egocentriška manipuliacija, jinai yra ta juodoji, sakykime, manipuliacija, ar aš darau manipuliaciją tam, kad, ar ne, toj tarnystėje, kad kažką tai gal prabudinti, gal kažkam kažką priminti, tai tada toj ir leidžiant žmogui prisimti atsakomybę, nekišant, ne? Nes mes irgi turim tą moteriškai labai dažną dalyką, nežinau, rusiškai suprantat? Rusiškas labai geras yra posakis, dagnati pričinyti dobro. Pažįstamas šitas veikimo strategija. Kai reikia ką nors pamatot, dabar sužinau informaciją, dabar bėgsiu šitą gydysiu. Ir jis net neprašė, bet aš žinau vakciną.
Ir tada duodam jam vakcinų ir tada jau, bet zaraza neišgyjo. Tada reikia naują auką susirasti, ar ne? Tai vat per šitą tokią labai rūpestingą ir meilingą norą padaryti gero, mes irgi darom daug manipulacijų. Tai daug tų skambių frazių, ar ne? Tos buvo populiarų manipulacijos. Taip. Dabar ateina nauja mada, nes pasidarė daugiau knygų, daugiau mokslininkų, kurie pradėjo, daugiau ten psichologų ir pradėjo dabar. Bet čia realiai ta pati manipulacija. Ta pati. Ta prasme, manipulacija iš aukos būsenos, kai yra jis narcizas. Ir tada klausia, kodėl, pavyzdžiui, o tai kas jūs tada, sakau, bijūnas ar našlaitė? Nu kas, ne? Drebulė gal? Aš žinau, ta prasme, kodėl narcizas? Ne? Nu iš karto yra tokia etiketė, užklijojom ir viskas, va tas yra narcizas. Tai realiai, va, jeigu grįžtam į manipulacijas, tai jis yra budelis, o aš esu tokia vargšė auka, nesuprantat, narcizas bujoja kažkodėl, bet jeigu mes žiūrim pagal visatos principus ir žinot lietuviškas patarlės, atitiko kirvis kotą, nu tai nepykit, nu, narcizų burelį, nebus pomidoro, kad ir kaip jūs norit, ne, vadinasi, nebus narcizas. Tik tai vienas narcizas bus išsiskleidęs labiau, o kitas narcizas toksai, sako, tai gerai, tu jau išsiskleidė, ne, o man tai va biškai pritrūko vandens, daugiau išgėrei, nors aš tai pačioj vazoj ten sėdžiu. Tai va, realiai yra va, lygiai tas pats ir tada labai pyksta, kai sakau, nu, nėra narcizų. O ką jūs veiktumėte, jeigu aš pasakyčiau, kad nėra narcizų? Tai tada, kaip tai nėra narcizų? O tai ką tada kaltint, ar ne? Pat ką kaltint? Suprantat? Taikinys dingo. Ir tada ieško. Tai ką dabar, agurkus medžiosim? Nu, ir va taip, nes mes visi turim narciziškų bruožų. Absoliučiai. Visi. Ir tai yra sveika. Ne, nu, jeigu mes nenueinam į tą egocentrizmą. Tai va, yra, nes jeigu mes neturėtume tų narciziškų bruožų, tai turbūt nebūtų nei vieno verslo. Ir niekas selfie nesidarytų. Jo. Taip. Va. Niekas nesipuikotų Instagrame. Instagramas žlugtų. Brandat? Viskas. Tai va, kaip tikryti rinkodaros specialistas ir komunikacijos. Tai va, su tais narcizais, va, sakyčiau, kaip tik ir vyksta lakstymai. Sportininkų, žodžiu, komunikacija, nes Narcizas, čia labai narcizas toksai, nesupranta. Ne, tai kad vat, būtent vat, tas ir yra, nes rytis yra komunikacijos ir rinkodaros, žodžiu, įmonės specialistas, žodžiu, profas. Tai va, tarkim, nes jo kaip ir komunikacija ir rinkodara, nu čia ir yra narcizų laistymas. Jisai stengiasi kitus, vat, kad jie būtų tokie visi. Nes juos reikia parduoti, kuo gražesnis narcizas, to daugiau pinigų gausi. Taip. Natūralu. Tai yra verslas tiesiog. Visiškai, čia verslas. Aš neugdau narcizo, aš noriu parodyti, koks jis gražus yra. Ir tada to parduoti. Bet šiaip, jeigu tas narcizas plasmasinis, tai niekas nepirks. Dėl to turi būti jisai tikras. Su kvapu, normalus. Tai va tiesiog, va, irgi, nes čia mes taip labai moteriškai šokinėjom. Tiesiog, nes vat, įdomu, kadangi dabar olimpiada vyksta, čia visi, žodžiu, sportininkai, viskas ir aš tiesiog irgi bežiūrėdama olimpiadą tiesiog tas tokį pagavau mintį, kad iš tiesų sportininkai dabar neužtenka vien tik tai greitai nubėgti, gražiai nuplaukti. Jisai dar turi iš karto jisai gaudo orą, o jau jam kiša mikrofoną žodžiu, po burną. Ir jisai turi kažką tai pasakyti, ne tai, kad pasiųsti visus į visas 4 pusės, bet tiesiog va, kažkokį tai gėrį parodyti. Nebūtinai, jis turi parodyti, koks jisai yra iš tikrųjų, bet būtų gerai, kad dėl jo žodžių kažkas neįsižeistų, nes tada heitas pasipila toksai, šlykštus dalykas. Teko patirti su savo klientais keliais, bet ne, aš iš tikrųjų manau, kad neturi jis kalbėti gražiai. Jis turi kalbėti tiesiai, atvirai ir parodyti viską save. Tai man labiausiai patiko, tarkim, praėjęs čempionatas buvo Fukuokoje, buvo pasaulio čempionatas Japonijoje. Plaukimo jo. Ir žurnalistai Rūtos paklausė, sako, Rūta, tai kas jūs įkvėpė šitam plaukimui?
Nu, ir taip labai gražiai atsakė. Tokia ši dvasia, sakė. Ir viskas. Ir tu parodai, kad žurnalistas yra, tarkim, prašovė pro šoną, tu su humoru atsakei ir tu parodai, kad, tu turi savo ribas, ir jūs klauskit to, ką aš galiu atsakyti, o ne nesąmonį. Nes į nesąmoningą klausimą atsakė visiškai nesąmonį. Taip, į ragus davė. Tai lygiai tas pats su sportininkų komunikacija. Tik tai tiek, kad sportininkų komunikacija yra pastaruoju metu ne vien tos, kaip sakytas, pergalės ir taip toliau. Aišku, nuo pergalių priklauso nuo 40–70% tavo marketingo sėkmės kaip sportininko, bet vis daugiau žmonės pradėjo kreipti dėmesį ne į gražius vaizdelius, bet į nuoširdumą ir tikrumą bendravimą. Ir čia jau sportininkam reikia dažnai pagalbos. Nes jie nori rodyti savo gražiasias pusės, niekam nebeįdomus tos gražiasios pusės, jas pamato per varžybas, per reklaminės visokius dalykus, o jiem reikia tiesiog ištransliuoti visą savo tokį dalyką. Ir šiaip dėl tos apskritai sporto rinkodaros pardavimo, dabar tie visi social media, tai yra realiai pardavimų kanalai. Klausimas, ką tu parduodi. Yra žmogus Lietuvoje, kuriam esu iki šiol labai dėkingas už visą tą praregėjimą ir, tarkim, kažkokį tai proveržį darant sporto rinkodarą, tai buvo Benediktas Vanagas, pas kurį dirbau metus, kuris realiai, nieko jis nėra laimėjęs tokio, bet jis yra geriausias Lietuvos lenktynininkas, nes jis moka pozicionuoti. Tik tai klausimas, ten yra kitas klausimas, kiek jisai atviras ir nuoširdus. Čia kitas dalykas. Bet tuo metu, kai jis visą tą pradėjo, tai buvo iš tikrųjų ant bangos ir jis pataikė ant tos bangos ir jis realiai dabar turi savo televizijos kanalą. Nes per socialinius tinklus jis pasiekė daugiau žiūrovų, daugiau auditorijos, negu per kokį reportažą per TV3 arba LNK. Tai va, bet labai smarkiai keičiasi laikai ir tie narcizai, kuriuos tu pardavinėjai, jie svarbiausia, kad jie turėtų savo kvapą. Prasme, būtų tikri. Ir tie reklamos davėjai, kuriems svarbus, tie narcizai, kurie nori mokėti už jos pinigus, jie vis daugiau į tai atsižvelgia, į tikrumą. Tai. Labai dėkui. Nes būtent labai įdomu, man buvo labai įdomu šitą išgirsti, nes tikrai, kada tu turi visą tą laviną informacijos, veidų, vaizdų ir ypač kada, jeigu tu nesi įlindęs giliai, bet tik tai kartas nuo karto prieini, ir aš dabar turiu minti socialinę mediją, ne tik tai sportininkai, aktoriai, bet kalbu konkrečiai iš savo srities apie knygas. Ir tiesiog žiūrėt, kuri knyga jinai yra nuoširdi ir kaip tai pamatuoti, kaip pajausti pačiam, nes tu turi lavintis. Bet čia yra tik pagal jausmą. Tik jausmą. Iš tiesų, kad ir kaip mes racionaliai bandytume šito dalyko racionaliai tu nepasversi, tai yra ir tiesiog pažinti save, vėlgi mes sugrįžtam prie Mildos reikalų, pažinti save, kad pažinti, kas tau yra svarbu, kas tau yra pagrindinis, ne tai, kas yra reklamuojama, bet kas tau asmeniškai yra artima, svarbu, bet tu to nesuvoksi, jeigu gyvensi vien tik tai ekraninį gyvenimą, pats savęs nepamatuodamas. Tik tai, ką kiti transliuoja, tu atspindi. Žinai, kaip aš pasakyčiau, to nesuvoksi, kol galva bus atjungta nuo kūno. Nes mes suvokti ir žinojimas, ar ne, žinios gyvena galvoj. Ta prasme, tai yra logika, tai yra nuostabus Dievo mums suteiktas instrumentas, protas, logika, racijos, visa tai yra gerai. Bet žinojimas, ne, patyrimas, tai yra tyrinėjimas, tai yra prajautimas, mes patiriam kūnu. Emocijas mes patiriam ne galvą, emocijas mes patiriam kūnu. Mes jau turim tą intuiciją, kur irgi mes ją patiriam ne galvą, ne, mes tik tai išvedam per logiką į sakinį, apie ką čia gali būti, bet kartais būna, jaučiu, bet nežinau kas, ne. Galit jūs versle ten ateiti ir sudarinėti sutartį ir kalbėtis, jūs suprantat, logiškai geras pasiūlymas, pelninga, bet kažkas, neina ir net negaliu pasirašyti sutarties ir geriau, nepasirašysiu ir viskas. Tai
Tai yra, kai mes sujungiam iš tiesų kūną ir galvą, va tada atsiranda visai kitoks savęs patyrimas, žinojimas ir prajautimas. Tai vat, ne veltui sakoma, ilgiausias kelias nuo širdies iki galvos, nes va šita jungtis yra be galo svarbi. Ir tada mums labai lengva, ne, tas prajautimas. Va, yra jausmas, nėra jausmo. Yra kaip kūnas reaguoja, nes kūnas mena viską, ne, viską mena, viskas ten įsirašo, kiekviena sekundė, kiekviena minutė, ten psichosomatika veikia 100%. Protas ne viską atsimena, jis ten protas užblokuoja skausmingus atsiminimus ir būna sunku kartais nueit, bet vėlgi kūnas viską mena, tai galima iki ten ateiti atsirakinti. Ir kai mes pradedam rakintis per patyrimą, per žinojimą, vat tada pradeda stebuklai vykti, ne? Vat tada atsiranda tėkmė. Tada atsiranda mes savo tam take ir atrodo, vat, pagalvojau noras, opa, visą tai išpildė. Atsitiktinumai, ne, viską, ta prasme, esi tada toj tėkmėj gyveni ir atrodo, wow, faina. Yra tas posakis, žinai, kad svajok atsakingai, nesvajonės pildosi, tai žinai. Tai čia va, viskas, kai susijungia. Galvo, ko nori, nes tavo noras gali išsipildęs. Negali jis išsipildo 100%. Tai jisai norėjo Kapadokiją važiuoti, mes šiandien buvom Kapadokijoje. Buvom Kapadokijoje. Tik tai buvo Londone, kavinėje, valgėm pietus. Bet vis tiek Kapadokija. Tai taip, irgi vienas iš norų, Kapadokija. Jo, ir jinai norėjo valgyti Tailando, aš panorėjau, kad ne Tailandas būtų. Ir Tailando negalėjom valgyti, nes buvo tik takeaway. Noras nugalėjo. Taip, tai tada, Ryti, dar tiesiog, nes kadangi kalbėjom apie tėkmę, apie tos norus, nes iš tiesų matom, kad tos tėkmės, to tokio vedimo tavo knygose yra nepaprastai daug. Iš tiesų labai daug darbo, nes aš galvoju, visos tą medžiagą jį surūšiuoti, sudėlioti, irgi tai yra nepaprastai daug darbo. Tau toks įspūdis, aš labai džiaugiuosi, kad tau toks įspūdis, bet taip nebuvo. Taip nebuvo, ne? Tiesiog buvo taip, aha, šitą išimam, šitas labai geras, šitą būtinai padedam, aha, šitas, mes jį tenais prastumsim, žodžiu, kaip teatro žaidimas, kažkas tokio. Ne visai taip, kai aš šiek tiek atversiu to turinio, galbūt iš drakono uodegos. Kai tu pradedi domėtis tam tikrų objektų, pradedi ieškoti kažkokių įdomių faktų, kurie galėtų tau tikti. Ir jie atsiranda tiesiog iš bet kur. Tai geriausias pavyzdys buvo su drakono uodega, veiksmas vyksta Čikagoje, čia atskleisiu tą turinį, bet vis tiek nėra labai svarbus dalykas, bet parodo, kaip vyko tas procesas. Ir man reikia kažkokios intrigos, kur pagrindiniam herojam gresia mirtina grėsmė. Nes pagal visus tos trilerių rašymo taisyklės, tam turi būti tas cliffhangeris, prasme, palikti kažkokią tai intrigą, kad tu verstum kitą puslapį, po to dar kitą puslapį ir taip toliau. Žodžiu, tos taisyklės yra. Ir aš ieškojau, kas jiem galėtų įvykti 2019 metų lapkričio mėnesį Čikagoje. Nes pas mane viskas labai konkrečiom datom praktiškai netai surašyta. Ir jie atvyksta į tam tikrą pastatą, į Hancock Buildingą Čikagoje, buvusią aukščiausią pastatą, kuriame gyveno amžinatilsį Stanley Balzacas, tai yra vienas garsiausių lietuvybės puoselėtojų pasaulyje. Ir jie atvyksta į tą bokštą ir jiem turi kažkas atsitikti. Ir aš galvoju, blemba, čia reikia prasikast per tą istoriją. Ir matau, lapkričio 12 ar 8 dieną įvyko nematyta katastrofa Hancock Building. Viskas, man eina siužetas, tai jau. Ir su kiekvienu praktiškai skyrium taip yra. Tiesiog tu mastai, kas nori, kad atsirastų kažkas, kad tau viskas lietųsi ir atsiranda. Visiškas toks buvo. Taip darbo buvo įdėta daug, bet aš tikrai nesėdėjau bibliotekose, kaip nežinau kas. Bet labai daug minčių, sakau, suteikia tie pašnekovai, tas pats Adamas Zamoiskis, tas pats Robertas Frostas iš Aberdino universiteto, kurie atvėrė man akis ir tu pradedi su tom atvirtom akim visai kitaip žiūrėti į istorinius dalykus, į istorinius faktus ir tiesiog viskas dėliojasi, viskas liejasi. Nes, sakau, kosminiai dalykai tokie, kaip tas pats Robertas Frostas sako, žiūrėk, Vytautas didysis buvo toks geras strategas politikas, kad dabar jo pavyzdžiu seka ir NATO, ir Europos Sąjunga.
Sakau, apie ką tu šneki, Robertas? Pažiūrėk, sako, 1429 metai, Lucko suvažiavimas. Į Lietuvą vyksta visi Europos vadovai, visi, netgi būsimas imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis. Ir nepakeičiamas nei vienas rusų, nei vienas totorių niekas. Iš karto Europą stato barjerą nuo grėsmės iš rytų. Sako, žiūrėk, kokį principą NATO padaryta, kokį principą Europos Sąjunga padaryta. Sako, čia ne šiaip savo. Čia, sako, buvo gyvas pavyzdys, kuris veikia ir gerai veikia. Tai va tokie istoriniai faktai dėliojasi, nu, jie atsiranda tiesiog iš oro. Tu juos pasitikrini akurat, nu taip ir yra. Tai va, tai apie tiek, apie tą darbą. Bet kalbant apie darbą, tai va šitas dalykas, va, The Gaon Code, tai čia sudėta darbo daugiau negu jie abi šitas. Nes realiai tai nėra Gaono kodo tiesiog analogas. Galiu pasakyti kodėl, nes iš pradžių pasakiau, kad Gaono kodas buvo skirtas mums patiem, bet jeigu tu nori papasakoti apie Lietuvos tos žydus, apie Litvakos ir jų istorijas ir įtaką visam pasauliui, tu turi visai kitaip. Aš išverčiau iš pradžių tą knygą pats ir nusinčiau redaktoriai į New Yorką, kuri, nu, kaip keista, žydė buvo. Yra. Ir sako, sako blogai. Sako, vertimas šūdinas. Sako, ir šiaip amerikonai nieko nesupras, kad tu čia parašys. Sako, perrašyk. Okei, nu, teko pusę knygas perrašyti. Kad būtų dar labiau skaitoma, visiškai trileris ir... Bet kitas dalykas, ką aš išlaikiau, tai kad 80% tikrų faktų. Ir dar vieną dalyką, va čia Vidas irgi žino tą žmogų, va, mes dirbam draugė su Vidu Lietuvos ryte ilgai. Ir ten turėjom tokį rusų šnipą pabėgusi į Prancūziją. Jis yra aprašytas, jis yra tose knygos, jo. Ir jis išliko visos tos istorijos. Žinai. Ir dabar, va, dar neseniai susirašinėjau su juo, bet prieš tai nusinčiau jam žinutę, sakau, žiūrėk, sakau, nieko tokio, jeigu aš tave užmušiu, žinai. Sako, gerai. Sako, kada? Nu, šiaip, sakau, iš tikrųjų užmušiau, žinai. Sako, nu, pagaliau. Tai va, tai visos tos istorijos tai yra tikros, tik tai pakeisti vardai ir tikrai bus įdomu. O šitas, sakau, dalykas yra 2 kart daugiau įdėta negu į abi knygas. Taip, ir tiesiog finalinis užrišamasis toksai, vat, kiek, nes mes esam šiandien šitoj situacijoje, jūs į ją atėjote su visų savo gyvenimo patirtim, su visais savo išgyvenimais, su viskuo. Kas labiausiai jums padėjo? Jūsų silpnybės, jūsų stiprybės ar kažkoks miksas? Aš nežinau, vat ateiti vat į šitą, ar tai, kas, vat, nes iš tiesų, Milda, tiesiog, jeigu aš gerai sumuosiu, jūsų pati vat, visa tas lūžio taškas pajudėjimas į tai vyko būtent prieš skyrybiniai tokioj ertmėj. Tai praktiškai tai buvo tai, kad kažkokios silpnybės, kažkokia ir stiprybės, kaip stiprios moters, kuri neša viską, bet nėra išmintinga. Tai pasakytum, žodžiu, vat būtent tai buvo kažkoks lūžis toj vietoj. Ir tada jūs pradėjot judėti. Ryti, tu buvai žurnalistas karo zonose ar ten, žodžiu, visokiose baisiose šalyse, kurios mums labai baisiai skamba, žodžiu, kaip Kuveitas, ten visi šitie dalykai. Buvai teisėjas, kur, sakyčiau, irgi gyvybei pavojinga profesija, žodžiu, ir vieta būti, nes gali gauti su kamuoliuku ne vietoje, žodžiu, ne, su kamuoliuku tai nieko. Nu, žodžiu, bet nešti kudašių, nes, žodžiu, pasakėjai ne vietoje, ne tam žmogui, čia arabai, žodžiu. Tai vat visa tai, kaip pakreipė jūsų gyvenimą, vat, kad jūs esat šitam taške dabar? Aš tai pasakysiu taip, kad, žinai, kas pakreipė, kai nusiėmė puikybės karūną, nes prieš tai čia tokia, žinai, būtų taip, kad pasuku galvą ir visi jau biški taip apibraižyti nuo mano karūnos. Tai vat, karūnos nusiėmimas labai veikia, nes, nu, ten buvo su tokiu superglų pas mane priklijuota, kad mama mėjo. O tada yra smalsumas ir dėkingumas, ar ne? Vat,
kad kai atsiranda, vis tiek tai yra smalsumas tyrinėjant save. Ne? Ir kai esi be puikybės, tada gali jau leistis į savo gylius ir yra smalsu, kas čia daro, kas čia, tokia archeologija gaunasi. Ir pasakyti, ar tai silpnybės, ar stiprybės, aš net nesakyčiau, man yra smalsumas. Nes jeigu nėra smalsumo, tada nėra to tokio, vaikiško noro pažinti, tokio atvirumo nėra ir noro tyrinėti, o gal tame yra, kaip būna moksliniuose tyrimuose, hipotezė, gal iškelkim tokią hipotezę ir ją patikrinkime, o kaip taip, nes tai yra, realiai mokslininkai tai yra vaikai tyrinėjantis hipotezės, jų prisigalvojantis ir leidžiantis savo būti tokiais atvirais ir sakydavo, gerai, puikiai knyga, beje, pagalvokite dar kartą, yra būtent apie tai, kaip dekonstruoti tuos įsitikinimus ir kaip leisti savo būti smalsiam kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Tai smalsumas man buvo apie tai. Ir tada tikrinimas, o kaip yra iš tiesų, kaip aš jaučiu, o kitas tai jaučia taip. Okei, o aš kaip jaučiu, ar aš jaučiu taip pat, ar aš jaučiu ir tada taip. Jis rašo taip, o man taip nesijaučia. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš kažkokį žodį tyrinėju, aš jį jaučiu. Mano patyrimas žodžio būna per jausmą. Jo prasmės, jo reikšmės, jo ten visokių reikalų aš jaučiu. Ir tada žiūriu, kaip jaučiasi, nes yra, sakykime, kokia čia, skolingas ir... Gerai. Kaltė ir skola. Čia kaltė ir skola, bet palaukit taip... Kokie čia žodžiai būna tokie? Skolingas ar atsakingas? Ne, neskolingas, atsakingas čia kiti, bet to aš prisiminsiu. Kaip užkrito. Gerai, idealus ir tobulas. Yra du žodžiai. Tarsi reikšmė vienoda, kai mes kalbam, reikšmė vienoda. Bet ir iš tiesų, jūs pagalvojat, jų prasme. Kur gaunasi irgi, kai žmonės siekia savo tikslų ir taip klausant, ar ne? Nes realiai mūsų lietuvių kalba, jinai yra labai galinga. Tai yra kalba, kuri neturi keiksmažodžių. Mes neturim keiksmažodžių, nes jeigu mes lietuviškai pradėtume keiktis, mes prakeiktume visus ir visi mirtų, žinokit. Tikrai su ta energija, kokia yra. Nes mūsų žemė yra be galo šventa iš tos visos pagonybės laikotarpis, ten visur eini ir yra reikalų. Tai ir kiekvienas žodis, jis turi labai stiprią prasmę. Ne? Ir kai mes kalbam, aš netobula, tai kai žmogus sako, kad jis netobulas, jis save prakeikia, realiai prakeikia. Nes ką jis tada sako, tu Dieve, žinai ką, sukūrei tu čia, visus tai normaliai. O mane tai, ar ne, čia biški pachaltūrinai dievulį, netobula, galėjai geriau pasistengti, ne? Ir toks eina praktikimas. Nes realiai, jeigu mes žiūrim į praktiką, tobulas ir idealus skirtumas koks, ne? Idealus tai yra kilęs nuo žodžio idėja, taip? Vadinasi, ką reiškia? Aš turėjau idėją, aš turiu vizualą, moteris apie santykius, ar ne? Kokių santykių aš noriu? Idealių. Ir tada, jeigu jie nepali mano paveiksliuką, ką žudom? Vyrą, nes, blecha, neidealus. Suprantat, galėjau pasistengti labiau. Bet kad pačios išsirinkom tokį, tai čia šitą praleidžiam. Čia aš tai ne prie ko. Čia man pakišo, biškė, Anyta pirmiausia pakišo, ne tą vyrą, ne? Nes, ką aš išsirinksiu kažkokį tai asilą, ne? Bet, paskui tai norisi sakyti, kad sugedo, ne? O kai mes priimam, kad idealus tai yra tas, kuris yra palei mano lūkestį, o tobulas yra viskas. Nebūtinai pagal tavo lūkestį. Kitas gali sukurti tavo idealą. Ne, man negali nieks kitas sukurti idealą. Nes tai yra tavo idealas, kurį tu man nori įkišti ir tai yra manipulacija. Atsiprašau, ar rytis yra idealus ar tobulas? Tobulas. Ar idealus, dar nežinau. Dar yra kur biškai paidealizuoti. Tai va, tai čia irgi tada toks gaunasi dalykas, kai mes nustojam ruošti savo protą dėl to, kad mes nesam tobuli ir priemam savo tobulumą, ar ne? Ir priemam, kad mes nesam idealus.
Mes visi esam tobuli, bet mes ne vienas nesam idealus. Ne? Ir tada atsilaisvina labai stipriai erdvė. Nes, pavyzdžiui, kaip yra, moterims labai paprastai sakys, tai žiūrėkit, vat yra suknelės, ar ne, lekalai. Visos suknelės yra tobulos, ar ne? Tobula kiniečių siūta suknelė, tobula kreivai pasiūta suknelė, tobula ten suplyšusi suknelė, tobula suknelė XXXL dydžio, suknelė XS dydžio. Bet jeigu mano dydis ten M-as, ne, tai man kinietiška M dydžio suknelė, jinai gali būti tobuliausia, bet jinai man netiks idealiai, ar ne? Kiniečių tiks. Tai kiniečiai. Bet va čia ir yra tas, kad aš žinau, kad visi yra tobuli, viskas, kas yra gyvenime, vyksta tobulai, klausimas, ar man tai idealiai tinka, ne? Va čia tiesiog toks momentas ir tada yra klausimas, ne? Ar man tai tinka idealiai, ir tokių daug žodžių iš tiesų yra, kur mes naudojam ir nesuprantam prasmės. Kaltas ir atsakingas. Ir visi sako, aš prisiemu atsakomybę, ir pradeda save drožti, kad kaltas. Tai suprantat, irgi nėra logikos. Jeigu tu esi atsakingas, jeigu tu jautiesi kaltas, vadinasi, tu automatiškai nesi atsakingas. Viskas. Ir ten nepezėkit apie atsakomybę. Tiesiog, va šitoje vietoje nustokim pezėti ir makaronų savo kabinti. Nes jeigu esi atsakingas, tada tu iš tiesų prisiemi atsakomybę ir nebedraži ir nekeli savęs prie kryžiaus. Bet yra labai daug niuansų. Mūsų kalba yra labai turtinga. Ir žodžiai labai populiarūs, vėl yra hipnoziniai žodžiai, kur visi ten linki vieni kitiems kantrybės. Kantrybės linkit, ne? Ta kančioj nori toliau gyventi. Suprantat, arba pavargau. Irgi ir didžiuosi, pavargau. Sakau, varguolių, čia kažkokia šalis. Vargsta, pavargsta, vergystė, suprantat, yra žodžio šaknis ir ten yra visas turinys tenais. Ir tada kiekvienas žodis turi savo vibraciją ir kiekvienas žodis turi savo prasmę. Paskui, irgi nekniaukit ir neurkskit, kad, rezultatas yra toks. Jeigu jūs užsisakot pavargimą, kokio jūs rezultato tada nori? Kad jūs atėjot namuose pailsėję, ar ne? Tai yra labai daug žodžių. Nustokit kantrybės. Šiaip visas tas dalykas apie tos žodžius, ne veltui yra neurolingvistiniai programavimai ir taip toliau, bet kurie sako, kaip tu gali manipuliuoti kitiems žmonėms, bet realiai tie patys žodžiai veikia tavo paties smegenis. Tai čia yra ko gero dar svarbesnis dalykas, nes pirmiausia su savim reikia susitvarkyti. Lygiai taip pat kaip to dėkui ir ačiū, žinai, kaip skiriasi, žinai, emocinis krūvis. Ačiū, ačiū. Dėkui, tu iš viso širdies dėkoji žmogui. Ir ta prasme, žmogus tas kitas jaučiasi. Tai kai į Linos tą klausimą realiai, kaip atsidūriau čia, kur esu, žinai, per ką, tai aš manau, kad pirmiausia per dėkingumą. Nes dėkodamas kitam žmogui, dėkodamas visam už tai, kas yra, tu įvertini realiai jo darbą. Nesvarbu, kad jis tau blogas, tas darbas tau netinka, bet tu įvertini jį. Ir tada tada supranti, kad viskas tvarkoja, jis turi savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę, jis daro taip, aš darau taip. Bet taip yra tokia situacija ir matyt, net ir bloga pamoka yra pamoka, kuri atveda dažnai prie gerų dalykų. Tai tas dėkingumas yra realiai ir kito žmogaus, kitų pastangų įvertinimas. Tai aš manau, kad pirmiausia, galbūt iš to dėkingumo ir iš smalsumo, Mildos veiksmais ir elgesiu aš atsidūriau ten, kur dabar esu. Taigi aš esu labai dėkinga Jums už šitą vakarą, už šitą pokalbį, nes man buvo labai smalsu pakalbėti su Jumis abiem šį vakarą. Ir tikrai dabar mes kaip ir užbaigsim tą oficialiąją dalį ir dar, man atrodo, mes turim kelias minutės tiesiog dar pabendravimui, paklausinėjimui. Tai taip, kad naudokite progą, kiek mes turim laiko.